kada nors pagalvojai, kodėl jis gali valgyti viską, o aš priaugu net nuo oro? Kodėl jis yra atletiškas, o man sunkiai sekasi numesti svorį? Kodėl jo kūnas atrodo kitaip, nors aš stengiuosi tiek pat? Gal su manim kažkas negerai? Ne, tiesiog tu esi kitokio kūno tipo. Didžioji emocinio valgymo dalis prasideda tada, kai mes lyginam save su kitais. Aš turiu būti tokia pati kaip Marytė. Aš noriu tokio pačio bicepso kaip Antanas. Bet problema, mes nesame sukurti tokie patys. Kai mezomorfas bando tapti ektomorfu, jis pradeda badauti. Kai endomorfas nori tapti mezomorfu, čia prasideda visos jo problemos. Ektomorfai natūraliai liekni, siaurūs pečiai, greita medžiagų apykaita. Dažnos problemos, sunku auginti raumenis, jaučiasi per liesi, turi spaudimą tapti didesniu. Mezomorfai natūraliai atletiški. Jie lengvai augina raumenis, tačiau atsipalaidavę gali priaugti svorio. Dažnos problemos, baimė prarasti formą, spaudimas visada atrodyti fit, per griežta mitybos kontrolė. Na, o endomorfai, tokie koks esu ir aš, turim platesnę kaulų struktūrą, lėtesnę medžiagų apykaitą, na, ir nieko nepadarysi, sunkiau metam svorį. Dažnos problemos tai yra nuolatinės dietos, gėdos jausmas, na ir emocinis valgymas su mase maisto po didesnių ribojimų. Na ir mezomorfas niekada nebus ektomorfu, o ektomorfas niekada nebus endomorfu ir viskas tik tai todėl, kad mes esame sukurti kitokie, bet dažnu atveju stengiamės kovoti su savo biologija. Ir galima stipri mintis yra ta, kad tu galimai, būdamas kito kūno tipo, stengiasi padaryti tai, kas tau nepriklauso. Ir tu nesugebi pakeisti savo kūno ne dėl to, kad turi silpną valią, o dėl to, kad tiesiog tavo kūno tipas, kurio tu sieki, yra nesuderinamas su tavim. Tu negali to padaryti tiesiog pagal visus biologinius principus. Ir žiūrėdamas į veidrodį ir matydamas, kad tavo kūnas nesikeičia, tu susikuri savo naštą, kuri tave spaudžia ir padaro problemą daug gilesnę. Lyginimasis, frustracija, ribojimai, persivalgymas, kaltė, dar griežtesnė dieta. Tai užburtas ratas. Šis kanalas ne apie maistą ir tikrai ne apie kūno tipus. Šis kanalas bus apie santykį su savim. Parašyk komentaruose, kuris kūno tipas tavo manymu esi tu ir kokio kūno tu vaikaisi. Juk jeigu pasižiūrėsime į šunų pasaulį, mes matome daug įvairių veislių ir jos visos yra skirtingos. Taksas niekada negalės priaugti svorio iki senbernaro, o senbernarą ant kiek marintumėm badu, jisai niekada netaps taksu. Ir ant kiek nuostabios abidvi šitos veislės būtų, jos turi būti tokios, kokios yra sutvertos. Taip pat kaip ir jūs esate unikalūs, jūs esate tokie vieninteliai, su savo unikaliom savybėm, su savo unikaliais gebėjimais ir turite kelti ir aukštinti savo stipriasias pusės, o nesivaikyti socialinių tinklų sukurto kūno arba Marytės ar Antano bicepso. Taigi aš Andrius iš emocinio valgymo ir kitose video mes panagrinėsime šią temą giliau, o dabar pagalvokite, parašykite komentarą, ar tikrai mums reikia to, ko mes negalime turėti. Iki.